Nors ir vėlyvas vakaras noriu su tavim kai ko pasidalinti, kad visą iš tikrųjų vaikystę ir gyvenimą turėjau be proto blogus įpročius su finansais. Tai realiai pagrindė būdavo tai, kad aš kai gaudavau išleisdavau iš karto, tai nepriklauso ar tai būdavo išleidimas į investicijas, kaip pavyzdžiui, aš išleidavau kartais pinigus į dažniausiai tai būdavo mokymai kažkokie ar tobulėjimas, bet realiai minusas būdavo tai, kad aš tik tai gaudavau ir aš vis išleisdavau, tai dažnai turėdavau skolų arba tiesiog nepriklausomai kiek gaudavau, aš tų pinigų neišlaikydavau. Ir aš pradėjau domėtis, ką aš galiu daryti, kad sugebėti išlaikyti pinigus, ne tik juos uždirbti. Nes kad ir kiek mes uždirbtume, bus jau maža, bet esmė mokytis išlaikyti. Ir man pasisekė, aš turiu draugą Rytį Lukoševičių ir dalyvauju jo kursą internetiniam apie tiesiog laisvę, turėti finansinę nepriklausomybę. Ir kas mane labiausiai įkvepia, tai jo pasidalintas metodas, kur aš puikiai pritaikiu, tai kuris vadinasi 6 jar arba 6 stiklainiai. Ir aš pradėjau jį puikiai taikyti. Aš iš tikrųjų net parodysiu tau, kaip aš jį puikiai taikau. Aš turiu kambaryje pasistačiusi ant spintos stiklainius. Ir tie stiklainiai atrodo taip. Va, čia galima jas pamatyti. Ir jie visi yra skirtingi. Tai pirmas stiklainis yra pramogos. Ups, nežinau, ar čia matosi, va, pramogos. Įdedi 10% savo uždirbtų pinigų. Tada tobulėjimas irgi 10%, ilgalaikis taupimas, tai čia būtų tavo ilgalaikiams visiems tikslam. Irgi 10% finansinė sąskaita, finansinės laisvės, tai jau čia neliečiama. Irgi 10% ir labdara. Tai realiai tuo, kad tu dalinies su kitais. Ir dedu ten visur po 10% šitos, įskyrus į paramą. Ir sekanti dalis, tai nuo tų visų pinigų 55%, tai yra pinigai, kuriuos tu pasilieki buičiai, tai yra daiktams pirkti, tokiems, kurie kasdieniai reikalingi, ten maistui, apmokėti sąskaitas. Tai realiai nuo kiekvieną kartą, kai gauni tu pinigus, 55% pasilieki tiem dalykam, tai aš juos pasilieku grinai sąskaitoje, o kitus, ne 6, bet tada 5 jau stiklainius suskirstau. Ir per tokį trumpą laiką aš jaučiuosi daugiau gausos savo gyvenime. Aš jaučiu, kad pagaliau aš galiu pradėti valdyti savo pinigus. Turėjau šiek tiek skolų, tai tiesiog jos tirpsta, nes anksčiau aš išleisdavau daugiau nei 60% savo gaunamų pinigų tobulėjimui, tai mokymam, ten knygom, kursam, viskam, o dabar tiesiog atsirado toks, kažkoks, kai atsirado paskirstimas, daugiau tokio žemiškumo pradėjau jausti. Tai yra, realiai visą gyvenimą aš turėjau labai blogus įpročius, kai kam būna tai natūralūs, juk ten tėvai ar tiesiog ir buvo kitos galimybės. Tai šiuo atveju aš turėjau tikrai nekokius ir mokausi, tai man yra nauja dalis. Tai va, su tavim pasidalinau ir pabandyk ir tu, tiesiog išbandyk, jeigu matai, kad irgi negali išlaikyti pinigų, kad pastovės išleidai, ar atrodo, kad viskas trūksta ir gali tai pradėti, netgi man pirmas buvo toks iš karto toks, tai kad man ir taip jų trūksta, aš ir taip jų mažai gaunu, tai kaip aš jos dar čia skirstysiu stiklainių, žinai, kad atrodo, įstikinimas, kad turiu uždirbti daug, kad jau čia pradėti skirstyti. Ir iš tikrųjų tai yra visiškai klaidingas įstikinimas, nes tu pradėt gali jos skirstyti jau dabar, netgi nuo 1 euro. Ir tiesiog, kai tu jau pradėsi, kad ir nuo 1 euro ar nuo ten gaunamų 5, nežinau kiek tu jau turiu, pamatysi, kad visai kitaip pradėsi jaustis viduje ir
kuo tu mažesnės sumas pradėsi valdyti, tuo tu galėsi didesnės sumas, tai tuo tu galimybė bus didesnė, kad pinigai ateis tavo gyvenimą. Iš tikrųjų, apie šitą sistemą gali paskaityti 6jar vadinasi, man atrodo, puslapį. Arba yra ir kitų, šiaip jeigu norėtųsi daugiau, tai aš labai rekomenduoju Rytį Lukoševičių. Gali net spėti prisijungti internetinį kursą arba tiesiog įrašai yra perklausyti, susisiekęs su Ryčiu. Ir šiaip galima, aišku, daug visko ieškoti įvairių būdų. Pasidalink, gal tu esi atradęs kažkokius tau būdus, kurie tau padėjo, galbūt bus nauja kažkas ir man, ką aš bandysiu. Tai iš tikrųjų antri gal jau metai, kai aš jau taip labiau pradedu suvokti, kokių dalykų man trūksta. Ir aš kaip jūs visi turim silpnas ir stiprias pusės, tai mano silpnybės iš tikrųjų yra tokie paprasti žemiški dalykai, kaip išlaikymas pinigų ar įžeminimas, kažkaip realizavimas projektų, idėjų. Tai aš tą mokusi ir pasidalinau tai, kas man veikia. Jeigu tu jauti, kad tai galėtų veikti tau, tiesiog išbandyk. Ir didžiausia man nauda iš tų stiklainių būtent yra tas, kad turint labai labai mažai, pradedi matytis, kur išleidžiu. Dar kitas dalykas, kurį aš darau, tai aš pradėjau rašyti išlaidas ir pajamas. Yra daug įvairių appsų, kuriuos kiti naudoja, bet aš tai nenaudoju kažkokiu labai appsų. Aš tiesiog pradėjau rašyti į Note telefoną. Tai kiti renkasi čekius, o man buvo paprasčiausia tiesiog rašyti. Tai aš tik tai gaunu pinigus, aš iš karto pasižymiu ir tai man tapo įprotis. Tiesiog reikėjo gal kokios savaitės, pusantros ir dabar jau aš koks 3-4 mėnuo rašau, tai man jau toks visiškas įprotis tapo, kad kiekvieną kartą, kai gaunu arba išleidžiu, žinau, kad atidarau telefoną ir užsirašau. Tai irgi pradeda labai gerai matytis, kur išleidžiu ir man buvo pačiai labai daug nuostabos ir tada atrodo mažėja tas toksai, kad pasąmoningai, kur yra įpročiai, tiesiog leidi, tai toks kažkoks toks suvokimas daugiau atėjo pasirinkimo, kaip man patinka Ryčio tas pasakymas, kad tai kas čia, jeigu mes, jo atveju tai paleidimo technika, bet jeigu čia dirbsim, paleidinėsim, tai kas čia bus, reiškia, kad mes nebedarysim tų klaidų arba ten nejausim trūkumą, tai negersim ten, kavos, ar ten nebereiks saldumyno. Ir jis labai gerai pasakė, kad tai nereiškia, kad tu to nedarysi, bet tiesiog atsiras tarpas, kur tu galėsi rinktis, kur tai bus tarp įpročių ir tarp pasirinkimo sąmoningo. Tai mano gyvenime atsirado tarpas tarp tiesiog ėmimo ir leidimo pinigų ir tarp to, kur aš tikrai galiu spręsti, rinktis. Ir tai atnešė jau dar daugiau laisvės mano gyvenimą ir aš nekantrauju pasižiūrėti, kas bus toliau. Tai tai būtų įdomu, kad pasidalintum, kas tau veikia, ką tu darai ir galbūt tu esi atradęs kažką irgi kažkokiu tokiu įdomesnių ar technikų, ar būdų. Beje, tos stiklainius nebūtina turėti fiziškai, galima turėti sąskaitas. Tai yra žmonių, kurie būtent pasidarė yra sąskaitas, tiesiog pasidarė tas skiltis sąskaitose. Man kažkaip visai patogu yra stiklainė, nes čia dalį pinigų aš gaunu grinai, kai uždirbam. Tai ačiū labai tau, kad pasidalinsi, galbūt bus kažkas naudingo man. Ir pasidalink, ar tave įkvėpė, ar tu norėtum pabandyti, ir jeigu ką, rašyk man asmeniškai, arba geriausia netgi kreipkis tiesiai į Rytį, jis tau galės daugiau papasakoti apie šitą techniką. Ir tiek. Tai mūsų, realiai viskas tai yra mūsų įpročiai ir mes galime jas keisti, tai nėra apie tai, kad kažkas tam blogai, kad čia jeigu taip yra, tai negali to pakeisti, nes iš tikrųjų dar nepaminėjau, aš pati augau šeimoje, kur mes pastogiai jautėm stygių
realiai užaugau su tokiais įsitikinimais apie finansus, apie viską, kur realiai, kai mokyklai man reikėdavo kažkokių dalykų, aš labai vengdavau eiti ir mamai sakyti, ten, pavyzdžiui, pratybų ar kažko. Man būdavo labai skauda ateiti ir pasakyti, kad mama reikia pinigų ten pratybam, nežinau, kad neturi jų. Aš praktiškai tai matydavau, kaip neturim pinigų ir būdavo periodų, kai tikrai su maistu nebūdavo labai daug. Ir tas trūkumas man labai stipriai įsirašė. Ypač aš save lygindavau ten su kitom šeimom, su mokyklai ten, kas turi, žinai, tą gausą. Ir dabar matau, kad viskas yra pakeičiama. Iš tikrųjų, kai mes prisėmam atsakomybę už savo gyvenimą, mes tada žiūrim, yra taip, ką mes galim dabar padaryti su tuo. Ir vietoj to, kad tu sakytum, taip nesigauna, aš nemoku, kas man, pavyzdžiui, didžiąją dalį aš taip elgiausi, kad aš tiesiog nemoku, nesugebu, čia tarsi kiti laimės kūdikiai. Vis labiau ir labiau matau, kad tai yra tiesiog įpročiai ir aš turėjau blogius įpročius, tiesiog neišmokau tų gerų įpročių. Tai dabar jau mokausi ir mes vis turim tų silpnų ir stiprių pusių, tai jeigu tavo silpna pusė irgi yra būtent šita, tai tikėk savim, viskas mūsų rankose, yra daug iš tikrųjų istorijų, kaip, pavyzdžiui, ten tapo milijonierium iš vargšo ir visa tai yra mūsų rankose, jeigu mes nusprendžiam tai daryti. Tai aš linkiu tau visiškos gausos, turto savo gyvenime ir kad galėtum planuoti savo pinigus taip, kad jie tau tarnautų, kad jie tau neštų naudą ir kad būtų visada gausoje ne tik išoriniai, bet ir vidiniai.